Labas vakaras, kolektyvas. Taigi šiandieną trade aptarimas, kuris vyko pirmadienį, iš tikrųjų buvo paimti abudu take profitai ir antrasis take profitas buvo paimtas būtent Amerikos sesijos metu. Ir juokingiausia dalis ta, kad pirmadienį buvo Thanksgiving Amerikoje ir nei Amerika, nei Kanada nedirbo. Tačiau marketas vis tiek sugebėjo daeiti iki mūsų take profito, mes paėmėme take profitą ir iš techninės pusės labai solidi analizė, kuri uždirbo mums, tiek man, tiek premiumams, po 6,5%, kas yra žvėriškai daug. Ir pradžiui davė pasikankinti, po to paėmė pirmą take profitą ir po ilgo laiko paėmė antrąjį. Tad varom prie trado, pasižiūrėsime, kaipgi viskas įvyko. Žiūrėkit, trade dabar taip. USD atpai pas mus kažko stebuklingo nedavė Azija. Ypatingai nieko stebuklingo. Mes čia turėjome kilimą keletą valandų, tada turėjome leidimąsi. Šitoj vietoj mes turėjome ką? Turėjome konsolidaciją. Viskas. Labai nieko nedavė, turėjome šitoje vietoje mes žemiausią tašką Azijos, šitame aukščiausią. Viskas. Pasižiūrėjau, ką duoti, ko neduoti. Iš tikrųjų buvo vienas tradas pasidalintas šitoje vietoje. Ir jeigu neklystu, čia pas mus SL-as buvo išmuštas. Buvo lygiai taip pat galima bandyti įeidinėti. Čia turėjome mes neblogą supply'ų. Davė iš karto reakcijos, tačiau reakcija nepasitvirtino, 1 prie 3 take profito nepaėmė. Na, nepaėmė, ieškome galimybių toliau. Nes kaip ir yra teorijai kalbėti, iš tikrųjų dar ne per seniausiai kalbėjau apie Aziją, jog Azijos lows, Azijos highs iš tikrųjų galima su jais dirbti. Treidai kartais pasiema, kartais ne. Šiuo atveju, kaip matote, kaina ką padarė, sukilo ir pasiėmė pas mus Azijos high. Ne? Kas būtų logiška ir ko būtų galima galbūt laukti, kad kaina pasimtų ir nueitų apačion, pasiminėdama Azijos low ir įeidinėti tokią poziciją. Šiuo atveju man netiko, čia galbūt reikėtų jungti didesnį time frame žiūrėti, tačiau turime stiprų mes uptrendą. Kaip matote, būtent iš praeities mes turime stiprų uptrendą, kaina kyla į viršų. Nusprendžiau neieškoti reversalo, kas būtų galima, nes visgi mano darbas su minutiniu. Nusprendžiau, jog reikia ieškoti pas mus continuation. Ir šitoje vietoje aš mačiau visai neblogas zonas. Čia buvo breikinta, šitoje vietoje vėlgi kas? Konsolidacija. Ir kaip matome, šitoje vietoje mes turime ką? Mes turime demandą. Minimalų iš minutinio turime mes demandą. Jeigu dar arčiau prisitraukus, matytume, jog šitoje vietoje mes turime ką? Mes turime imbalance, iki kurio grįžo minimalaus. Užpildė ir pradėjo judėti viršų. Maždaug su tokiom idėjom ieškau, kaipgi galima įeiti trade. Laukiu, kaina vaikščio, čia kaip matote, davė truputuką reakcijos į viršų. Parodo, jog būtent šitoje vietoje mes turime zoną, kurioje nori marketas pirkti. Ta prasme, kuri parodo, jog yra daug buyerių rinkoje. Ir nuo šitos vietos, nuo demando, aš nusprendžiau, jog galima bandyti judėti į tradą. Ir SL-as yra, kaip matote, šitoj vietoj žemiau demandų. Jeigu kaina jau man nepasitvirtins ir nueis žemiau, viskas, viso gero, mes paliekame rinką, užturėsime dar 1 -%. Tačiau dabar žiūrėkit, kas gyvyko. Kaina makalavosi ir turėjome stiprų pušinimą į viršų. Būtent šitoje vietoje mes visi su buy stopais iš tikrųjų įėjome į rinką. Būtent čia įeita buvo į rinką. Ir tada užžiūrime, kaipgi pas mus vyksta toliau. Kaina pradėjo judėti. Geriausia dalis ta, jog čia, kaip matote, vėlgi reakcija. Kaina atsimušinėja. Turime minutinį mes resistance lygį. Kaina 1 kartą atsimušė, 2, 3, 4, 5 ir nepermuša, kad ką. Kiek čia pusę valandos jisai tai vaikščio ir tada pramušė. Šitoj vietoje aš buvau nusistatęs alertą, man šitą vietą pramušė. Reiškia, iš didesnio time frame mes turime bossą, turime continuation, ką aš padariau, elementariausiai nusistačiau break-evens, parašiau hybridę, nusistatome break-even, apsaugome savo kapitalą tam,
kad galėtume ramiai eiti daryti kitas veiklas. Ir lauksime mes tada alertų. Ir čia kaina ką padarė? Pradėjo judėti ir smešino mūsų take profitą. Pirmasis take profitas 1,5% pliuso, tad yra labai labai neblogai. Mačiau grupiai dalinosi, kas buvo labai džiugu. Žiūrime, kas ties mūsų antrų take profitų. Atsimenu, dar pradžiai break-even palikau. Kaina toliau ką pradėjo, vyko continuationas, kaina toliau pradėjo kilti. Vėlgi čia minimalus konsolidacijos momentas. Kaina toliau vaikšto vietoje, aš atsimenu maždaug, man atrodo, šitoj vietoj. Aš perkeliau savo selą būtent ties pirmų take profitų. Kągi tai duoda? Tai duoda, jeigu blogiausias scenarijus, jeigu kaina nuvažiuosiu iki čia, mes daugiau nebesikankinam, pasiemame dar 1,5% ir overall'e mano trade idėja visa mums visiems uždirba plus 3%. Ar ne taip? Taip, ir viskas, apsaugotas kapitalas, viskas. Ir aš, tada atsimenu, važiavau kažkur su reikalais, tiksliai nepasakysiu, ir susidėjau alertus. Čia pas mane 1,5% alertas, čia pas mane tik profito antro alertas. Viskas. Aš palikau, kaina toliau ką daro, važinėja vietoje. Buvo tos konsolidacijos, bet pušinimas į viršų vyksta. Lengvas pušinimas į viršų. Tada po šitos vietos, maždaug šitos dar čia kiek. Prisiartinus. Atsimenu, buvau truputuką nervuotas, nes man čia iki take profito trūko pusės pipo. Va būtent šitoje vietoje, aš atsimenu, atsidariau telefoną, matau, kad keletą, ta prasme, pusės pipo trūksta, literaliai trūksta pusės pipo, kad kažką daryti. Bet galvoju, palieku ramybėj, toj turėtų ateiti alertas. 5 minutės praėjo, 10 praėjo, niekas man neteina, ir tada įsijungiu iš telefono, žiūriu pušą žemyn, dar toks visai nekuklus. Ir tada atsimenu irgi parašiau, kad hibrytė, va čia mes turime irgi savo sporto lygį, nusistatome maždaug ties čia tik profitą. Čia man gavosi, man atrodo, 6,35 mes įdinėjom. Taip, kad jeigu jau SL'as, mes tada turėsime dar 2,5%. Blogiausia atveju 2,5%. Ir kaip matote, labai elementariai SL'as yra keliamas pagal marketo struktūrą. Ta prasme, nieko čia nėra sudėtinga. Ir mes ką toliau laukiame, pasijungia ką. Amerika pasijungus jau mes žiūrime ir smešino tada tik profitą, ties čia pasiėmė ir bendrai mums su šituo uždirbo 6,5%. Kas yra žvėriškai daug ir žvėriškai gerai ir žinant tą, kad nebuvo ypatingai didelio volumo, nors volumo matosi, kad yra daugiau, ypatingai, naktį buvo judesio, Londono metu atsidarus buvo judesio ir Amerikai pasijungus kaip irgi matosi volumo daugiau, nors teoriškai Thanksgiving'as. Tai marketas nedirba. Kaip ir sakiau, iš Amerikos pusės mums judesio didelio nebuvo. Ir kas matėsi, iš tikrųjų tas labai stipriai matėsi, nes mes turime labai primityvų continuation. Tradas tiesiog judėjo į viršų. Nebuvo daug iš viso nebuvo change of character. Buvo lengvas supporto lygis. Ir kaina toliau, ką darė, tiesiog elementariai piešė boso lygis. Čia bosas, žiūrėkit, čia bosas. Mums ką reikėjo, tai tik tai sulaukti take profito. Ir čia bosas beveik palei mūsų take profitą. Viskas mums paėmė. Ir žiūrėkit, 1:3 ir 1:10. Viskas elementariausiai su premiumais uždirbta 6,5%. Tai va, hibryte. Reikia žinoti teoriją, jeigu tu nori atlikti tokius treidus. Ta prasme, tu gali pats bandyti, bet tie bandymai tau sudegins labai daug pinigų, taip yra. Jeigu yra noras išmokti, visą laiką yra meistro kursai. Aš būsiu šalia, aš padėsiu. Yra teorija, o kai mūsų bus daugiau, kiekvieną savaitę galėsim pasijungti, diskutuoti, kas prie ko ir kartu tobulėti. Aš jums bet kuriuo atveju padėsiu, aš jau jūsų šito atveju nepaliksiu, tad meistro kursus jungiamės. Lygiai taip pat ir su premiumais. Jeigu turit mažiau laiko, aš visą laiką pranešu, kada pats įeidinėjai trade pozicijas ir kada apsimoka įeiti. Ir tada mes visi kartu įeiname ir visi kartu džiaugiamės, jeigu turime tik profitą. Jeigu lostas, visi liūdim, kitaip nebus. Toks yra Forexo žaidimas, tai paimkime. Bus vino, bus lost. To nepabėgs. Tad hibryte mokomės, dirbame ir judame link bendro tikslo. Uždirbti $. Bye bye.